pamiršti tuos ir tuos, o Klimkevičius atsisako juos paimti. Parašom šitai? Galim parašyti. Ateikit. Kur tas papkės? Prašau pasirašyti ant to, ką įvyks. Jūs siūlot vienus daiktus, jis nori kitus ir mes nesusidarę išsiskirstam. Parašome šitą ar ne? Ir dabar va taip gausis, kad arba to šitą mes norėtum užspauduoti. Kokį padiktuokit prašyti? Klimkevičius atsisakė paimti 3 dujinius. M. Laurinavičiūtės atstovas, V. Mikša. Tai mes parašykim taip, kad jūs teigiat, kad jūs taip... Aš neteigiau, taip faktas yra. Gerai, rašom M. Laurinavičiūtės, taip? Čia 2 egzemplioriais reikės, jums reikės šito? Aš turiu 3 tokius pasiruošti. Reikės vienodai rašyti. Ir tada Klimkevičiaus atstovas? Taip. V. Mikša. Pasiūlė, taip? Nu, pasiūlė pasiimti. Audriui Klimkevičiui. Jūs diktuokit savo tekstą. Mes pagal jumis parašysim. Antstolio. Pasiūlė Audriui Klimkevičiui pasiimti. Antstolio rastus. Antstolio, ką tokį? Rastus 3. Rastus ir užfiksuotus akte. Ir protokole. Antstolio protokole. Ten 6 dienos protokolas spalio, atrodo, pažiūrėkit. 3. Protokole ką tokius užfiksuotus? Ką tokius? 3. Kažką čia jie užrašyti. Atominius reaktorius. Ten po tai šiauslėm daugiau nieko geresnio nėra. Ar tai tiesiog pasirausti reikėtų stipriau? Ne, ten tose knygos, ten tik tai knygos. Nu, knygų aš daug matau, tų dėžių su knygom žurnalai. Dar aš norėjau įlysti po... Kažkas tai buvo po tą sofą. Nu tai va, tai reikia nukelti. Neleidžia. Reikia atkelti. Taip, atkelti neleidžia. Nieko daryti visiškai. Tai aš irgi tada antstolio sakiau, mes netam žinai čia susirinkom, kad kilnotos daiktus. Mes ką matom, tą aprašom. Nes antstoliai teismas įpareigojo konstatuoti, kas yra viduj. Ir gaunasi, kad mes negalim kilnotų daiktų. Dujiniai šildytuvai. Užfiksuotus protokolę rašyčia 3. Nu, 3. Dujinius šildytuvus, taip? Elektrinis ar dujinis? Ne, dujiniai. Daugiau nieko nepasiūlėt pasimti? Ir radiatorius ar šildytuvus? Šildytuvai tenais. Šildytuvus. O daugiau nieko jis nerado? Ir dokumentus. Kaip dabar dokumentus? Jūs man neleidžiate pasiimti. Jis norėjo pasimti partiją. Aš jam viską leidau, tik noriu pažiūrėti, ar tą patį yra. Aš parodžiau Fismaną, nenori duoti. Skaito, kad čia yra jų. Ir žodis dokumentus, ar konkrečiai kokius dokumentus? Aš konkrečiai neturiu dokumentų. Tai klima dokumentus? Individualios įmonės klima dokumentų. Nes aš čia teismas priteisęs taip. Į klima vardu antspaudą ir dokumentus. Šitos aparatas registruota klima vardu 1200 litų kablelis. Individualios įmonės klima antspaudą ir dokumentus. Tokių nebuvo. Tai kad nebuvo. Antspaudų nieks nerado. Nerado, bet dokumentus rado. Nu, dokumentus. Tai ką parašyti šildytuvus ir ką? Ir klima. Į klimą? Kas čia? OAB? Individuali įmonė. Individuali įmonė klima. Dokumentų aplanka. Daugiau pašviesti čia man. Tačiau Klimkevičius atsisakė, tai ne.
Bet aš daugiau neleidau. Daugiau nieko aš neleidau pasiimti. O taip va yra formuluoja. Žiūrėkit dabar. Daugiau aš leidau paimti pagal apyrašą. Kitus daiktus leido paimti pagal apyrašą. Apyrašą. Kitus. Čia neįvardinam kitus. Neįvardinam. O kokius jūs leidot man tik tai dėl tavęs? Nu tai aš nežinau. Kelnes, dar kabančias šalmą, sakykime. Nežinau. Jūs leidžiate tą paimti? Nežinau. Kitus daiktus? Dabar darosi. Neleidau pasiimti. Jeigu jūs leidot, tai aš einam ir pasiimam pagal tą apyrašą. Taigi mes apyrašą pasirinkėm jau. 1, 2, 3, 4, 12. Ir rašysim, ką pasiėmėm. Nu tai rašykim, apžiūrim, Klimkevičius neleidžia man pasižiūrėti. Į ką pasižiūrėti? Į daiktus, kokius jisai ima. Tai ar jūs rakto neturit? Einam atgal ir žiūrėkit. Trūktų žvaigždžių vėl spręs. Aš visus paimu, apart palieku va radiatorius. Kadangi aš lauksiu, po kol bus teismo nutartis, kadangi buvo aprašyta, kiek čia ko buvo palikta, visas tas kitas buvo įvardinta, kaip aš negaliu prisiminti, kadangi aš tikrai negaliu kiekvieno daikto prisiminti. Tai sako, po lovą gali būti, o mes neatkraptum tos lovos, sunku, ją reikia kilnoti. Ar galima perkelti daiktus nuo lovos, kad ją galima būtų pakelti? Aš neturiu laiko, kiek... Aš irgi neturiu laiko, man 1:30 pas notarį. Nu, tai va, aš jau dabar dar tik 12, 2:30 turiu būti pas notarį. Aš pirmą turiu išvažiuoti. Tai žiūrėkit, Klimkevičius 5 minutės nukrauna nuo lovos, pakelia lovą, randa ten lazerinį prietaisą ir apsidžiaugia, mes išeinam. Palaukiam 5 minutės, gerai? Nelaukiam. Kodėl? Tai ką mes čia atėjom? Nu, nežinau, kur mes atėjom, jeigu šitų daiktų neima, jau jis tik tai vieną kitą daiktą kažkokį pasiima, tai gerai, tai aš rašau tai. Jūs nesutinkate, kad Klimkevičius paimtų menkaverčius daiktus? Ne, aš sutinku, jeigu iš visus juos paima ir pasirašo, kad aš jokių pretenzijų nesutinku. Ogulnė tegu įsima. Ir jeigu pasirašo, kad aš jokių pretenzijų neturiu ir ateitį neturiu. Kiekvieną daiktą išsineš, mes pasirašysim, ne? Taip išeitų. Jis, jeigu pasirašo, kad jis atištuština patalpą ir jokių pretenzijų neturi ir neturi. Bet tai kitų daiktų tai neradom. Pretenzijų, kad nežinau. Jūs leidot ir kažko leidot išnešti, kažko neleidot, tai kaip mes galim neturėti pretenzijų. Dominikai. Taigi jūs neleidot kažko išnešti. Einam lauk. Jūs apsispręsti. Gal mes su Laurinavičiūte pakalbam telefonu. Gerai? Eik, tu pas Laurinavičiūtę įkalbėk. Nes man tada pavyko kažkaip su jie susitarti. Grįžau ir tada baigėsi visi tie mūsų ginčai. Skambinam jiem, ką? Gerai? Tu gali skambyti, gali neskambyti, o... Jinai namuose? Namuose jie. Aš neturiu laiko jau. Valandą laiko stovim čia į nieko laiką dėl to, kad nieko nepadarėm dar. Žmogus neštųsi, įsineštų, pasirašytų prieš... Tai ką jisai neįma to, ko reikia? Mes čia Rusy pas jūs randame, čia advokatas Varnas. Dabar žiūrėkit, Klimkevičius norėtų tuos menkaverčius daiktus išsinešti. Jūsų advokatas sako kitaip, sako, nešk tuos brangius daiktus, o menkaverčius palik gulėti. Ar teisybė? Žinot ką, tegu įsineša ir laukia palieka, kad jam rakto Klimkevičiui neduoda. Aš ne rakto prašau, jūs paklausykit. Mes jau stovim pačiam Rusy, jau toj patalpoj, kur viskas sudėta. Klausimas dabar toks, jūsų advokatas neleidžia išsinešti knygų, žurnalų, ten... Jisai nepasirašo, kad įsineša į pretenzijų neturi. Vat kam reikalas. Pasirašo, kad išsineša. Jeigu jis viską įsineša. Viską, ką išsineša. Tai išvardinti mes ir norim. Jisai tų, kur surašė antstolis, neima palika, o dabar jam kažko reikia atrankos būdu pasiims kelis daiktus, o kitus nori viską palikti. Tegu tak, įsineša tą, ką antstolis surašė.
Nu, va, aš taip ir sakau. Ладно. Aš mes girdim, jūs visi trys ant garsiakalbio padarė.